Tai va, dabar ramiai paaiškinsiu. Užimtumo tarnyba teikia paslaugas tik tiems, kurie yra oficialiai bedarbiai ir neturi jokių pajamų iš darbo, oficialių. Jie oficialiai yra nedirbantis. Kaip yra su savanoriais, nežinau, bet užimtumo tarnyba tikrai, jeigu tu nori ieškotis darbo, jeigu tu nori, kad užimtumo tarnyba tau teiktų pagalbą ieškotis darbo, tu turi būti niekur nedirbantis. Šiuo atveju prieš beveik 2 metus aš jau buvau įsidarbinęs. Man pasiūlė neįgaliųjų bendrija, bet faktiškai tas darbas yra mažai apmokamas. Taip kad dabartinių gyvenimo sąlygų aš nebuvau pasiekęs. Tokių pakankamai padorių gyvenimo sąlygų aš nebuvau pasiekęs. Ir man visą laiką trūkdavo pinigų. O kitas dalykas yra tai, kad į kariuomenę žmogus nebūtinai turi būti pakviestas tas, kuris turi gerą fizinę būklę. Jis sako, tu esi silpnas, tu netinki kariuomeniai. Čia buvo jo žodis, čia buvo citata iš jo žodžių. Tai yra nesąmonė, nes į kariuomenę kviečiami ne tie, kurie yra kažkokie tai sporto meistrai. Į kariuomenę yra kviečiami visi žmonės, kurie neturi papildomo prierašo, kad yra netinkami. Turiu omeny, jeigu žmogus yra paprasčiausiai sveikas ir įgalus, jis tikrai turi teisę tarnauti kariuomenėje. Ir ne tik teisę, jis turi pareigą atlikti karinę tarnybą, jeigu jis yra sveikas ir neturi neįgalumo. Ir šiuo atveju jis gali būti bet koks sporto meistras, arba gali būti tešlius, gali būti silpnas, gali būti kūdas, gali būti anoreksikas. Jeigu jis neturi gydytojo pastabos, kad jis netinkamas gydytojo kariuomeniai ir neturi jokių socialinių garantijų kaip neįgalus asmuo, jie visi yra tinkami kariniai tarnybai. Visi iki vieno yra tinkami kariniai tarnybai. Ir nesvarbu, ar tu storas, ar tu tešlius, ar tu sporto meistras, visi yra vienodom sąlygom kviečiami, vienoda eilės tvarka kviečiami į karinę tarnybą. Ir sako, tu tešlius, tu ten silpnas, prisitraukimų nepadarai. Gerbiamas Svaini, dabar pasakyk, kiek žmogus turi padaryti prisitraukimų, kad jį priimtų į kariuomenę? Atsakymas, tai yra visiškai nesvarbu, gali būti 0. Į kariuomenę kviečiami tie, kurie yra paprastai neturi jokių papildomų socialinių garantijų kaip neįgalūs žmonės. Į kariuomenę yra kviečiami visi, kurie yra be neįgalumo grupės. Ir tai yra kviečiami visi paprasti žmonės, kurie tiesiog sako, tu silpnas, dėl to tu netinkamas į kariuomenę. Aš žinau, kad pavyzdžiui mano kitas jau giminaitis tarnavo kariuomenį ir jo padalinė buvo žmogus, kuris yra, pasak mano Svainio, visiškai netinkamas. Jis negalėdavo prisidaryti prisitraukimų panašiai, jis buvo labai storas, labai daug valgė, bet įstatymų bazėje nėra nurodyta, kad į kariuomenę kviečiami tik tai sporto meistrai. Supranti? Įstatymų bazėje nenurodyta, koks žmogus kviečiamas į kariuomenę. Paprasčiausiai turi būti sveikas ir įgalus. Ne tai, kas sveikas, jis paprasčiausiai turi būti įgalus. Ir nesvarbu, kokio fizinė būklė. Fiziniai duomenys į kariuomenę šaukiant žmonės yra nevertinami. Fizinių duomenų kariuomeniai teikti nereikia. Dėl šitos priežasties mano Svainis labai stipriai pamelavo. Nes fiziniai duomenys yra visiškai nereikšmingi žmogų kviečianti kariuomenę. Kitas dalykas yra jo psichinė būsena, jo neįgalumas, tarkim, dėl piršto ar dėl inksto ar dėl dar kažko. Bet net ir su fiziniam problemom, faktiškai ir su gan didelėm, žmogus į kariuomenę gali būti kviečiamas.
Ir tai nereiškia, kad jis turi būti geros fizinės formos. Tai visiškai neturi jokios prasmės. Jis tiesiog turi būti be sveikatos grupės tam tikros ir socialinių garantijų. Tai faktiškai kariuomenė gali būti kviečiami bet kokio fizinio pasirengimo žmonės. Kitas dalykas, prie kurio dabar peršauksiu, yra tai, kad darbo birža neieško tau darbo. Darbo birža, užimtumo tarnyba neturi pareigos tau surasti darbo ir visų pirma, visi jos pagalbos veiksmai yra tokie, kad jie tau pasiūlo labai simboliškai atspausdina lapą, kuriame yra kažkokie tai aferistai ar sukčiai. Aš vieną kartą kreipiausi užimtumo tarnybą ieškodamas darbo. Tai man tiesiog spausdino lapą, kuriame buvo kažkokia įmonė, kuri iš viso gal net neegzistuoja. Supranti? Aš turėjau lapą, paskambinau įmonį, kuri iš viso net neegzistuoja ir ten užsiema visai kitą veiklą. Tai va, ir noriu pasakyti, va, dėl darbo, tai dabar čia reikia ilgai pakalbėti, dabar čia reikia susiimti ir pakalbėti. Tai dėl darbo situacija yra tokia, kad darbo birža nesudaro darbinių santykių ir sutarties su darbdaviu. Darbo birža neturi pareigos atlikti įdarbinimo procedūros. Bet kuriuo atveju pasirašyti sutartį turi su darbdaviu be darbo biržos šalinio įsikišimo. Sutartį turi pasirašyti pats ir darbo birža netgi darbo pokalbyje nedalyvauja. Jeigu jisai pasakė, kad man darbo birža surado darbą, tai kokio velnio, blet? Aš suprantate, tai kaip jis gali taip kalbėti, kai darbo birža nei sudaro darbos, nei sutartį pasirašo už tave, nei prisistato darbdaviui tavo vardu, suprantate, darbo birža nieko nedaro, nieko. Darbo sutartį pasirašai be darbo biržos šalinio įsikišimo, tai yra tik tai visų pirma, darbo sutartis yra dvišalė, ne trišalė. Darbo birža sudarant sutartį nedalyvauja. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Darbo birža neinformuoja darbdavį apie tai, kad tu nori įsidarbinti. Antras dalykas. Trečias dalykas. Darbo birža netgi neteikia pagalbos ieškant skelbimų. Suprantate? Darbo birža net neteikia pagalbos ieškant skelbimų. Tai čia yra trečias dalykas. Ketvirtas dalykas. Aš jau pradėjau domėtis darbdaviais tik tada, kai mane įformino Senamiesčio namų bendrijoje valyti laiptines. Tik tada pradėjau ieškotis darbo. Tai yra, aš šį darbą radau neregistruotas darbo biržoje. Suprantate? Aš šitą darbą radau, būdamas neregistruotas darbo biržoje. Ir per tą laikotarpį aš bandžiau ir vieną darbą, ir kitą, ir trečią, ir ketvirtą. Ir ėjau darbo pokalbius, ir klausinėjau, ir skambinau, ir rašiau, ir laiškus rašiau, ir CV siunčiau, ir ėjau darbo pokalbius, ir telefonu kalbėjausi. Ir visame šitame procese užimtumo tarnyba visiškai ne tik, kad nedalyvavo, bet ir neteikiau darbo biržai užimtumo tarnybai jokios žinios. Turiu darbo ieškojausi be užimtumo tarnybos įsikišimo ir netgi be jų žinios. Jie nežinojo nei ką aš veikiu, nei kur aš būnu, nei kam aš siunčiu CV, nieko nežinojo. Aš darbo ieškojau visiškai privačiai, neinformuodamas nei specialistų nieko. Vienintelis dalykas buvo tai, kad darbo birža yra prieinama visam pasauliu. Visa planeta gali prisijungti prie darbo biržos skelbimų, jeigu jie moka lietuvių kalbą. Tai čia yra prieinama paslauga visam pasauliu. Ir šita paslauga nereiškia, tik tai, kad tu darbo ieškaisi savarankiškai, nes bet kas gali prisijungti prie darbo biržos portalo.
tu darbo ieškaisi savarankiškai. Nes darbo birža tau nesiūlo nei rūšiuoja skelbimus tau nieko. Tu įsivedi, tarkim, atsidarai tuos 2 portalus ir kaip aš darydavau. Aš net nerūšiuodavau tų skelbimų, aš tiesiog žiūrėdavau visus iš eilės. Ir kas man patikdavo, tą pasirinkdavau, bet ir tai. Ir CV siunčiau irgi nebūtinai per darbo biržą. CV galima siųsti ir tiesiai savo paštu, kas reiškia, tu tik tai susipažįsi su darbo pasiūlymu ir savarankiškai siunti CV arba skambini darbdaviui, bet aš darbdaviams neskambindavau. Aš jiems siųsdavau savo dokumentą, gyvenimo aprašymą ir laukdavau, kol jie man paskambins. Ir kai man pasiūlė paskutinį kartą darbą, tai man paskambino ne iš užimtumo tarnybos, o direktorė, kuri dirba toj organizacijoje. Tai yra užimtumo tarnyba nei man padėjo ieškoti skelbimų, nei man padėjo, užimtumo tarnyba visiškai nedalyvavo. Ir aš noriu pasakyti, kad tarp to laikotarpio aš 1,5 metų aktyviai ieškodavau skelbimų ir darbo užimtumo tarnyba apie tai visiškai nebuvo informuota ir visiškai nieko nedarė. Ir taip pat noriu pasakyti, kad kai aš ieškojau skelbimų, man pasiūlydavo darbą labai trumpam laikotarpiui. Kai man pasiūlydavo darbą, aš nuvykdavau ne į užimtumo tarnybą, aš nuvykdavau į objektą, kuriame susipažindavau su darbo sąlygom, su darbo procesu ir tame objekte pasirašydavau ne 3-šalę, o 2-šalę, kuriame darbo birža visiškai nedalyvaudavo sutartį, ir paskui pagal 2-šalę sutartį aš pradėdavau darbą be darbo biržos žinios. Tai yra, darbo birža žinojo tik tai, kad esu dirbantis, o jau kaip darbo ieškau ir visa kita. Darbo birža visiškai nedalyvavo procese ieškant darbo. Taip, kad valstybė man darbo neieškojo, nemeluokit. O tas portalas prieinamas visai planetai. Tai kokia čia paslauga, koks čia padėjimas? Koks čia jeigu man suprasčiau, darbo biržas, tarkim, ateina, sako, dabar mes tau padėsim, mes tau pasirašysim sutartį, mes įsiliesim į tavo darbo veiklą, mes tau padėsim dirbti. Viso to nebuvo. Skelbimą rasdavau asmeniškai pats, su manim susisiekdavo ne darbo birža, o darbdavys, privačios organizacijos ar kompanijos. Sutartį pasirašydavau be darbo biržos įsikišimo, 2-šalę. Ir 3 dalykas, aš dirbdavau, o darbo birža apie mano darbą ir darbo pobūdį niekuom nebūdavo informuota. Tai va. Ir taip pat per tuos 1,5 metų, kai aš dirbau, tai taip gavosi, kad manęs niekur nenorėdavo priimti. Jeigu būtų darbo birža man radus darbą, aš būčiau turėjęs dirbti 3 ar 4 ar 6 mėnesius. Jeigu darbo birža būtų radusi darbą, būtų parekomendavusi. Bet kadangi darbo birža darbo ieškojimo procese visiškai nedalyvavo, darbdavys nebuvo suinteresuotas manęs laikyti ir man mokėti pinigus. Supranti, darbo birža visiškai nebuvo suinteresuota, kad aš ten dirbčiau. Tai kaip gali sakyti, kad man valdžia rado darbą? Visiškai nebuvo suinteresuota, kad aš ten dirbčiau. Visiškai nieko apie mane nežinojo. Ir mane atleisdavo po 2 savaičių ir taip ieškau 1,5 metų. Ir man paskambino iš nevyriausybinės organizacijos ir aš po to pradėjau dirbti. Bet nežinau, kiek tai ilgai truks, bet faktas, darbo birža man niekom nepadėjo.